Labas, tai jau 6 mėnesiai, kai prašau Substacką ir galvoju dar nei karto nesu papasakojusi daugiau apie save, prisistačiusi ir galbūt nuotrupomis galit susidaryti įspūdį, kas aš esu ir ką veikiu. Sugalvojau, kad noriu pakviesti jūs pasivaikščioti miške kartu su manimi. Tikiuosi girdite paukščiukų čiulbėjimus ir šiek tiek papasakoti apie save. Tai su šituo video žengiu dar vieną žingsnį ir nuo šiol pradėsiu dalintis ir mini podcastais, monologais, nežinau kaip pasakyti, bet visada labai norėjau dalinti savo mintimis, man labai patinka užsivesti už vienos minties ir diskutuoti ją iš visų įmanomų pusių, tai noriu pradėti tą daryti ir čia. Tai nuo šiol iš manęs gausit ne tik tekstus, bet ir video pasidalinimus. Ir noriu pasidalinti greitai, būtent šituo momentu, kai įrašinėju aš video, nes aš jau kuris laikas jaučiu, kad tekstai manęs nebetenkina. Tiksliau, man neužtenka tik rašyti tekstus, aš noriu dalintis daug daugiau dalykų ir man tiesiog neįmanoma talpinti visko, kas yra manyje į vieną tekstą per savaitę. Ir nusprendžiau, kad laikas įrašinėti video. Man labai patinka tai daryti ir aš mėgstu dalinti savo mintimis, bet aš pradėjau jausti, kad atidėlioju irgi. Atrodo, bet dabar nenoriu, kažkaip tai netokia nuotaika. Kas čia buvo? Žiurkė. Ai, ne paukštelis, bet kaip išgąsdino eina savo. Ir šiandien ryte atsikėlusi aš suprantu, kad aš jau tikrai atidėlioju šitą dalyką. Nežinau kodėl tiksliai dar, nesu atradusi priežasties, bet sakau, turiu keltis dabar, važiuoti į mišką ir rašyti pirmą video. Nes kitaip niekada aš to nepadarysiu, visada norėsis tobuliau, geriau, ten, nežinau, įrangos geresnės ir panašiai. Su šia mintimi, kad tiesiog pradėsiu, nežinau kaip viskas eisis ir panašiai, bet tiesiog pradedu ir žiūrėsiu, kur tai mane nuves. Tai aš apie šitą dalyką, ką dabar sakau, aš dar tikrai rašysiu atskirą video. Mes kiekvienas labai daug atidėliojam, laukiam tobulo momento, planuojam ir nieko nepadarom. Bet kelias ir visi žingsniai ir visas aiškumas ateina tik po to, kai mes pradedam daryti. Tai aš būtinai tuo pasidalinsiu dar savo sekančiose video, o dabar susipažinkim. Tai nežinau, ar prisistačiau, kad esu Gabija. Labai trumpai ir greitai papasakosiu, kuo aš gyvenau visus metus. Man šiuo metu yra 27 metai. Tai nuo tada, kai aš išsikrausčiau į Vilnių gyventi, iš karto pradėjau nuo drastiškų sprendimų. Tai pasimokius pusę metų aš studijavau vaikystės pedagogiką, supratau, kad tai visiškai ne mano dalykas ir mečiau savo studijas. Buvo tikrai baisu, nes aš nežinau, ką noriu veikti. Pas mane visą laiką buvo ta problema, kad aš nežinau, ko aš noriu. Metus į studijas sakiau, nestudijuosiu aš toliau, kol nesužinosiu, ko aš noriu. Tai aš įsidarbinau, dirbau pardavėją ir paskui išvažiavau į Italiją 2 savaitėms, kad suprasčiau, ką aš noriu veikti. Atsimenu, kad toje kelionėje tikrai buvau nelaiminga, nepatenkinta ir turėjau ten ir gražių akimirkų, bet šiaip man savijauta tikrai nebuvo gera. Aš per tas 2 savaitės iš tikrųjų pražiūrėjau serialą, prakeliavau, bet taip ir nesužinau, ką noriu veikti toliau. Aš vis tiek skyriau laiko, kad pažiūrėčiau, ką toliau studijuosiu, nes šiaip tai planavau nestudijuoti, bet nusprendžiau vis dėlto studijuoti ir tiesiog gavosi taip, kad atmetimo būdu išsirinkau specialybę ir pradėjau studijuoti įstaigų administravimą. Ir baigusi studijas, aš vėlgi nežinau, ką aš darysiu. Turėjau jau kažkokius tai kelis reikalavimus, tai pavyzdžiui, kad darbas būtų iš namų. Ir labai nenorėjau eiti į ofisą ir čia buvo mano vienas iš tų reikalavimų ir aš nežinau, ką aš darysiu, aš tiesiog pradėjau siuntinėti savo CV. Visur ir man skambindavo žmonės, aš atmesdavau tos pasiūlymus ir tikrai reikėjo drąsos, kai tu esi baigęs ir nežinai, ką norėsi veikti toliau, tiesiog pasakyti, ne, manęs netenkina toks pasiūlymas ir atsisakysiu. Po kažkiek laiko man paskambina toks geras sutapimas, man paskambina iš buvusios praktikos vietos ir pasiūlė asistentės darbą. Tai man pasiūlė 700 eurų, aš sutikau ir pradėjau ten dirbti, nes ten jie turėjo nuotolinio darbo galimybę. Padirbusi 6 mėnesius aš nusprendžiau, kad
man laikas ieškotis kito darbo, nes tas darbas manęs neaugina, tai tie patys techniniai dalykai ir aš nieko naujo neišmokstu. Dabar vėlgi prieina prie klausimo, ką veikti toliau. Ir čia iš tikrųjų šito momentu aš labai daug laiko skyriau, kad išsiaiškinčiau, ką veikti, ir tik tais gal per 5 ar 6 mėnesius aš susiradau naują darbą ir atradau, ką norėčiau daryti. Tai tikrai papasakosiu viename iš video daugiau, kaip aš tai padariau. Gal tekstą parašysiu, dar nežinau. Iš tikrųjų nėra jokio kito būdo, kaip išsiaiškinti, ką nori veikti, nei klausti savęs klausimų ir bandytis dalykus. Tai per tos 5 mėnesius aš tikrai daug laiko skyriau, kad išsiaiškinčiau, kas man patinka, susirašiau savo stiprybės, vis galvoju, tai ką aš norėčiau veikti toliau. Netikėtai vieną dieną sugalvojau paguglinti darbą su kelionėm, nes man labai patinka kelionės. Aš gidė negalėčiau būti, istorijos nežinau, įdomiai pasakoti apie vietovės irgi nemoku. Man paguglinus išmetė darbą Turkijoje su lietuviais turistais, tai juos tiesiog reikėtų lydėti iš oro uosto į viešbučius, iš viešbučių į oro uostą. Bet iki to momento aš siunčiau CV, dalyvavau, man atrodo, viename interviu ir aš žinau, kad aš gausiu pasiūlymą, nes aš buvau taip save įtikinusi, kad aš labai gerai pasirodysiu tame interviu ir man iš tikrųjų pasiūlė darbą ir man tam buvo tokių kritinių momentų, kurie man netiko ir nepatiko. Ir man abejonės griaužia, nežinau, gal porą savaičių ir galvojau, gal padariau klaidą, gal reikėjo sutikti ir panašiai. Ačiū Dievui, to nepadariau, išvažiavau dirbti į Turkiją. Ten, vaje, ten išvažiavau, žinokit, su tokiu dideliu pasitikėjimu, nes aš tik žinau, ką reikės man daryti. Ir iš esmės viskas, aš nežinau, kur gyvensiu. Aš nežinojau, kas mane pasitiks, kur reikės eiti, kada pradėsiu dirbti. Visiškai nieko nežinojau. Aš tiesiog pasitikėdama išvažiavau. Čia noriu šiek tiek patikslinti, nes suprantu, kad gali skambėti dviprasmiškai. Tai aš turėjau vietą, kur gyventi. Man darbas suteikė apgyvendinimą ir šitoj vietoj aš tiesiog nežinau adreso, kur gyvensiu, nežinau, ką reikės daryti atskrydusi, kaip nusigauti iki ten. Tai čia tas neaiškumas buvo tai, kad aš tiesiog pasitikėjau, neklausdama kas, kur, kaip, kada. Va ten tai buvo man iššūkių labai daug. Tai ten buvo naktinis darbas, keldavausi kiekvieną rytą 2-3 nakties. Dirbdavau kažkur, sakykime, iki 1, o 2 kartus per savaitę, kad iš vis atsikeldavau 2 nakties ir baigdavau darbą 8-9 vakare. Tai galite įsivaizduoti, kad tai mane taip sugadino. Aš taip išsekau fiziškai pirmiausia, nes man labai svarbu yra miegas ir rutina ir panašiai, o ten nieko panašaus nebuvo. Aš priaugau svorio, mano emocijos, visa nervų sistema buvo tiesiog, nežinau, sudeginta, perdeginta. Aš jau paskutiniais mėnesiais verkiau iš nuovargio. Tiesiog atrodė, tas pastovus norėjimas miego mane taip išvargino ir nors aš grįžusi pamiegodavau, eidavau anksti miegoti, bet tiesiog tai ne tas pats, kas miegoti 8 valandas nepertraukiamai. Tai aš grįžau ir nebesupratau, kas su manimi darosi. Jūs neklauskit, kodėl aš pasilikau tame darbe ir pradirbau ten 5 mėnesius, bet man atrodė toks yra jausmas, kad aš turiu čia būti, nėra kitos vietos, kur šią akimirką galėčiau būti ir čia yra būtent ten, kur turiu būti. Prieš išvažiuojant aš žinau, kad čia bus laikinas darbas ir po 6-7 kiek ten mėnesių aš vėl būsiu be darbo ir turėsiu nuspręsti, ką veikti toliau. Mano pirma mintis buvo, kad aš tiesiog pabaigusi tą darbą keliausiu. Nes man labai patinka keliauti ir čia buvo mano pirminė tokia mintis. Bet artėjant link pabaigos, aš nesijaudinau, ką reikės veikti, bet man toks atėjo atsakymas, atrodo, nušvitimas iš dangaus, ką aš noriu veikti toliau. Ir žinau vos kelis dalykus, kad aš noriu, kad tai būtų su anglų kalba, nuotolinis darbas ir kad tai būtų kaip projektai, kur kelis mėnesius ten dirbi ties vienu dalyku, jisai pasibaigia ir pradedam kitą. Tai aš žinau tuos 3 reikalavimus ir nežinau, ką reikės veikti toliau. Vėlgi, kur čia man taip pasisekė, nes gaunu žinutę su pasiūlymu ateiti dirbti ten, kur dirbu asistentė. Ir ten jau yra naujas projektas, darbas su renginiais. Tai pradėjau dirbti su nuotoliniais renginiais ir net nežinau, kad mane
taip nuostabiai atves tas darbas prie darbo su gyvais renginiais ir komandiruotėmis po visą Europą. Tai čia buvo mano svajonės išsipildymas. Ir šiaip tai tas darbas nebuvo svajonių, nes jisai atnešė labai daug iššūkių, labai daug biurokratijos buvo ir panašiai. Tai aš vis tiek buvau užsisukusi savo tose jausmuose. Ir štai ateinam prie paskutinio mano žingsnio, kai aš pradedu likus pusmečiui iki išėjimo, aš pradedu galvoti, kad man reikia išeiti iš darbo. Aš jau nebegaliu daugiau dirbti, aš vis dar svajoju dirbti savo. Ir pradėjau aš ir per Etsy ten bandžiau kurti visokius ten šablonus ir man ten labai nesisekė. Ir vienu žodžiu, aš galvojau, kad man gal išeiti iš darbo į kitą darbą, jau turint pajamas. Nes nežinomybę nenorėjau eiti, bet taip neįvyko. Prasidėjus desniems iššūkiams darbe, aš ten jau buvau visiškai, atrodo, dugne. Mano visas pasitikėjimas buvo supurtytas, sukratytas ir aš nusprendžiau, kad laikas palikti tą darbą. Ir va čia man buvo baisiausia dalis, kad aš nežinau, ką reikės veikti toliau. Neįsivaizdavau, neturėjau nei žalio supratimo. Kai aš prieš tai išeidavau į kitus darbus, iš darbo į darbą, man nebuvo baisu. Bet dabar, kai aš nežinau, ką noriu veikti ir turiu susikurti veiklą savo, kad aš pati dirbčiau ir uždirbčiau pinigus, ir man tai buvo kažkokia katastrofa. Tai aš esu dalinosis tekstu, pridėsiu nuorodą, ką man teko išgyventi per tuos mėnesius. Čia tiek yra iš mano darbinės pusės ir aš dar tikrai pasidalinsiu, kaip atėjau iki šio momento, nes čia labai ilgas gausis mano prisistatymas, nes čia per tos paskutinius pusę metų tiek daug visko įvyko, kad čia reikia atskiro video papasakoti ir pasidalinti vėlgi visais išgyvenimais, iššūkiais ir panašiai. Tai čia tikrai dar papasakosiu ateityje. Tai kodėl aš pasakoju visą savo tą darbinę patirtį, tai dėl to, kad aš žinau, ką reiškia nežinoti, ką nori veikti, išsiaiškinti, eiti, daryti ir kartais klysti ir nueiti netinkamas vietas. Ir aš žinau, ką reiškia visi tie jausmai, kurie kyla ir tas nusivylimas, ir pyktis, ir nežinau, viskas viename. Tai aš tikrai turiu labai daug iš šitos pusės pasidalinti, kaip atrasti iš tikrųjų tą savo vidinį pašaukimą, nes aš tikrai negalvojau, baigusi studijas, kad būsiu čia, kur esu dabar ir kad darysiu tai, ką darau. Net neturėjau žalio supratimo, net neįsivaizdavau ir net nebūčiau nuspėjusi. Bet aš atėjau iki to momento ir aš žinau, kad aš galiu padėti kitiems žmonėms, padėti bent jau per trupinėlį, priartėti prie savęs ir sužinoti, ką nori žmogus veikti. Ir dabar pereikim prie kitos pusės, tai apie mano asmenybę. Čia tai turiu papasakoti labai daug ką irgi. Ir darbas tai yra kažkoks išorinis dalykas, kurį mes darom ir žinoma, jisai sukelia daug nepatogumų, bet mūsų asmenybė ir tai, kas darosi mūsų viduje, tas pasitenkinimo jausmas ir priėmimas savęs, čia yra daug sudėtingesnis ir labiau kompleksiškas dalykas. Aš net nežinau, kaip papasakoti, kokia aš buvau iki šių metų, nes tiek daug visko buvo. Tuo momentu, kai išsikrausčiau iš tėvų, aš buvau toks žmogus, per daug metų susikūriau savo tokią asmenybę, kuri buvo labai prisitaikanti. Nors aš visą laiką buvau šiek tiek tokia užsispyrusi, bet aš labai paklusau. Ta prasme, aš buvau tokia paklusni, gera mergaitė ir man visą laiką atrodė, kad aš negaliu kažkodėl turėti savo norų, negaliu įgyvendinti savo norų ir svajonių. Turiu vieną gerą pavyzdį, kuris būtent parodo, apie ką aš čia kalbu. Sekiau vieną merginą, kuri ėjo piligriminį žygį Ispanijoje. Ir aš taip užsimaniau irgi eiti, nes man patinka labai vaikščioti. Ir aš taip norėjau eiti ir atrodė, kad aš tikrai kažkada gyvenime nueisiu, bet šią akimirką kažkodėl negaliu. Ir aš ne vieną kartą dalinausi su tuometiniu savo vaikinu, kaip aš noriu eiti. Ir jisai man sako, tai eik. Ir mano, atrodo, smegenyse kažkas ten persisuko ir aš galvoju, rimtai, aš galiu eiti. Susipirkau visą įrangą ir labai greitai išsiruošiau į piligriminį žygį Lietuvoje, 500 km nuėjau.
Ir va tas momentas, kai man kažkas kitas pasakė, kad tu gali, aš tada jau patikėjau, kad aš galiu eiti. Nu, ta prasme, kad nereikia man laukti kažko, nereikia geresnių sąlygų, geresnės situacijos ir panašiai. Tai man visą laiką atrodė, kad, kažkodėl negaliu aš to savo jaunystėje gyventi, negaliu kažkodėl žengti to žingsnio. Ir atrodė, kažkas visą laiką trukdo paimti ir padaryti. Aš tik svajojau, bet nieko nedariau. Gal dėl to, kad mano tie norai ir mano svajonės dažniausiai būdavo mano šeimoje nesąmonės. Mano kelionės visą laiką buvo nesąmonė, pinigų leidimas ir panašiai. Aš nežinau, ar jūs matot mane gerai, bet čia saulė šviečia. Tai aš buvau visą laiką tokia, kuri padeda savo norus į šoną ir visą laiką randa priežasčių, kodėl to nedaryti, bet tai nebuvo mano sąmoningas kažkoksai tai sprendimas, saulė labai šviečia. Tai visą laiką vyko mano pasąmonėje ir aš nesupratau, kas su manimi vyksta. Taip pat aš per visus tuos metus, kiek augau, susikūriau tokią savo asmenybę, kuri patenkintų kitų žmonių lūkesčius ir poreikius. Aš nemokėjau tikrai sakyti ne. Pavyzdžiui, jeigu kviečia manęs kas nors susitikti, bet aš nelabai noriu, aš vis tiek pasakysiu taip. Nes pasakyti ne negalėjau. Aš apie savo poreikius iš vis nekalbėjau ir negalėdavau kalbėti apie savo jausmus, aš viską buvau užsklendusi savyje. Mano tokia pagrindinė būsena būdavo toks pastovus nepasitenkinimas. Jeigu aš dabar žvelgčiau visus savo 9 metus, iš tikrųjų ir paauglystėje irgi taip pat jaučiausi, bet man atrodė, kad visą laiką virš mano galvos kabaliuoja kažkoksai pilkas debesis ir kartais ten tų saulės spindulėlių patenka, bet iš esmės visą laiką jaučiuosi tokia negatyvia ir tos neigiamos mintis, nors išorėje aš atrodydavau labai laiminga ir su šypsena veide ir man viskas buvo gerai. Bet mano vidinė savijauta tikrai nebuvo tokia. Ir nors aš priiminėdavau labai drastiškus sprendimus ir kitiems žmonėms atrodžiau, kad esu labai drąsi, bet aš niekada tokia nesijaučiau, nes kai ateidavo situacijos apie kažkokius kasdienius dalykus, aš buvau tokia baili. Aš apie savo jausmus iš vis nebūčiau galėjusi kalbėti su niekuo ir juos dažniausiai slėpdavau ir nepasakydavau iki galo tiesos ir bandydavau nutylėti ir panašiai. Tai drąsumo pas mane buvo tik tie, kas nebuvo susijęs su žmonėmis. O iš esmės visas mūsų gyvenimas yra apie žmonės. Nesvarbu, ką jūs bedarytumėte, netgi jeigu pardavinėtumėt plaukų šepečius, tai vis tiek būtų apie žmonės ir drąsą žengti į priekį ir gebėjimą išbūti nepatogume. Tai aš to nepatogumo labai vengiau ir net nežinau tiksliai, kaip papasakoti, kokia aš buvau. Bet jeigu man pasidarydavo nepatogu, aš pradėdavau bėgti. Ir aš visai neseniai išsiaiškinau, kodėl man taip stipriai patinka keliauti. Dabar galbūt jau nebėra to dalyko, bet anksčiau aš vis jausdavau, kad man reikia išvažiuoti kažkur tai pabūti. Kai aplankydavo mane sunkesni jausmai, aš visą laiką bėgdavau. Ir man tai buvo kaip atokvėpis, nes aš jaučiausi, būdama čia vietoje Lietuvoje, užstrigusi. Ir atrodo, kad aš turiu pastoviai vaikščioti su ta kaukė ir vaidinti, kas nesu. Ir mane tai tiesiog taip stipriai veikia, kad man reikėdavo išvažiuoti, aš atsikvėpdavau, galėdavau būti pilnai savimi, prieš nieką nereikėdavo vadinti ir galėdavau grįžti ir vėl toliau gyventi. Aš dėl to ir išvažiavau į Turkiją iš esmės. Aš labai svajojau pakeliauti po kitas šalis, gyventi kažkur kitur, pabėgti kuo toliau nuo savo aplinkos. Ir yra dar daug dalykų, kuriuos galėčiau papasakoti, aš savim labai nepasitikėjau, netikėjau savimi, jaučiausi visiškai nevertinga ir mano savivertė priklausė nuo pinigų sumos ir jeigu aš mažai uždirbu, jeigu aš mažai turiu, aš jaučiausi viduje taip šudinai ir tikrai pas mane tas pasitikėjimas buvo labai mažas, nors galbūt atrodė, kad esu drąsi ir pasitikinti savimi, bet taip tikrai nebuvo, aš viduje pastoviai bijodavau. Tai manau, buvau tiesiog ta tipinė mergina, kuri nedaro dalykų, kurie patinka. Tai aš visą gyvenimą tiesiog plaukiau pasroviui. Man atrodydavo, kad aš žinau, ko aš noriu, bet tai būdavo tokie dalykai kaip keliauti, komandiruotės, turėti, dirbti nuotoliu ir panašiai. Ir man gyvenimas suteikdavo galimybę įgyventi savo svajonės ir mes kiekvienas gaunam tas galimybės, aš tikrai esu užtikrinta šito dalyku, bet aš niekada negaudavau taip, kaip aš norėdavau. Ir aš tiesiog pasinaudodavau gyvenimo numestomis
numestomis galimybėmis, bet niekada realiai nekūriau sąmoningai savo gyvenimo. Apie tai irgi kažkada pakalbėsiu, bet ką turiu omenyje, kad iš tikrųjų išsiaiškinti, ko nori mano siela ir tada imtis veiksmų, kad gaučiau taip, kaip aš noriu arba dar geriau. Kito varianto nėra. Blogiau jau nebepriemu į savo gyvenimą, tai žinoma, kad netgi tos svajonės atneš labai daug iššūkių, bet mes galim pasirinkti, ar mes norim turėti iššūkius su savo mylima, pavyzdžiui, veikla, ar mes norim turėti iššūkius su samdomu darbu ir panašiai. Tai mes renkamės, kur norim tuos iššūkius turėti ir tikrai nebus lengviau negu dirbti kažkam kitam, bet bent jau mes gyventume savo tą svajonę. Ir šiais metais aš būtent pradėjau aiškintis, ko aš tiksliai noriu ir eiti, daryti žingsnius, kad tą pasiekti. Dar vienas dalykas, kurį paminėsiu, kai išsikraušiau aš gyventi į Vilnių, tada prasidėjo mano manifestacijų dvasingumo era. Manau, kad čia gal visame pasaulyje taip labai iškyla tas dalykas, kas prasidėjo dar truputį, tik taip labai nežymiai, bet po to aš tapau tokia biškį obsesiška. Nes aš mėgstu pasinerti į dalykus, kurie man atrodo įdomus. Tai kuo man labai tiko visas manifestacijos ir visas dvasingumas, nes jos iš esmės kalbėjo apie nematomus dalykus, kas mane labai labai traukė. Mane traukė visa pasąmonė, kas irgi nėra matoma ir net nesuprasi, kas tai per dalykas, bet ji mus veikia kiekvieną dieną. Tai man labai labai tas patiko ir tiko ir tiek medituodavau ir prisigalvodavau visokių praktikų ir raganaudavau ten ir panašiai. Tai tas raganaudavau, tai nežinau, ir kortas ten ėjau, traukdavau, kristalų buvau nusipirkusi ir smilkydavau smilkalus ir panašiai. Tai turėjau aš irgi šitą erą ir šiaip buvo visai faina, bet tai mane panirdė į iliuziją, kai žmonės kalba apie manifestacijas. Tai dažniausiai kalba tie, kurie nori parduoti savo prekes ir produktus. Ir jie sukuria tą tokią iliuziją, kad tu nusipirk kristalą ir jis tau padės, nežinau, ten susitvarkyti su pinigai. Bet iš esmės tas kristalas, šiaip faina yra ir kam tinka, tas yra gerai. Bet kas iš tikrųjų padės su pinigais, tai pirmiausia susitvarkyti finansus, išmokti juos valdyti. Tada analizavimas, kodėl tau nesiseka su pinigais ir kas ten tave riboja, iš tikrųjų padirbti su savo galva. Ir tada gali tą kristalą kaip, nežinau, papildomą dalyką nusipirkti, nes šiaip faina. Bet kad jisai išspręs problemas, tai taip nebus. Arba su smilkalu, kad ten išvalys neigiamas mintis ir tau pasidarys lengviau. Tai tokie dalykai gal ir veikia. Aš jais vis dar tikiu, tik aš to nepraktikuoju. Bet pirmiausia yra darbas su savimi ir iš esmės tu gali visų tų dalykų pasiekti ir pakeisti ir uždirbti ir panašiai, tiesiog plikas basas. Tai šitą erą irgi turėjau, labai daug išsinešiau pamokų ir dabar mano nauja era yra veiksmo ėmimasis. Ir žinot, ir labai lengva, kaip pavyzdžiui, esu buvusi ten tų manifestacijų eroje, labai lengva nueiti į kitą kraštutinumą, kur aš, pavyzdžiui, vien tik dirbu. Aš šiuo gyvenimo etapu bandau atrasti tą viduriuką, kur yra ir tų nematomų dalykų ir manifestacijos, nors tas žodis man visiškai nebepatinka, ir energijos, ir galimybės, ir tas, kas atrodo, kartais ateina savaime ir kita pusė, kur turi imtis veiksmo, kaip aš dabar įrašinėju šitą video, čia yra mano veiksmas ir aš skiriu tam laiką. Taip, tai aš tik tokiu būdu galiu susikurti savo svajonių veiklą. Jeigu aš tiesiog vizualizuosiu, kaip aš įrašinėju video ar skelbiuosi ir dalinuosi savo mintimis, juk nieko nebus. Tai šiuo atveju aš turiu tikėti, kad mano video pasieks tinkamus žmonės, tai aš galiu padaryti iš savo pusės, ką galiu ir palikti visatai kitą dalį. Per šešis mėnesius aš tikrai įsitikinau, kad yra daug dalykų, kurie įvyko, atrodo, ne dėl mano pastangų, bet aš ir iš tikrųjų labai daug ėmiausi veiksmų, kad tos situacijos atsirastų mano gyvenime. Tai aš dar visko pasidalinsiu, toksai ne visai trumpas susipažinimas. Tai tikiuosi buvo įdomu klausyti ir susidarėt įspūdį
ir susidarėt įspūdį, kuom iki šiol gyvenau. Galbūt įsikvėpėt, nežinau, keistis ar ieškoti atsakymų savyje, tai aš dar tikrai sugrįšiu ir papasakosiu apie daug skirtingų dalykų, nes tikrai jaučiu, kad turiu kuo pasidalinti ir noriu tikrai padėti bent vienam žmogui eiti, žengti link savo svajonių ir išdrįsti. Ir aš žinau, ką reiškia neišdrįsti to daryti, laukti gyvenime pasroviui ir ką reiškia imtis ir įgyvendinti tas savo svajonės. Tai galiu iš visų pusių pasakyti ir suprasti, ką reiškia. Ir aš žinau, ką reiškia nežinomybė ir žinau, ką reiškia neaiškumas, abejonės, netikėjimas savimi, tada pradėjimas tikėti savimi, darimas, veikimas ir vienu žodžiu. Atrodo tikrai, kad galiu iš visų pusių suprasti žmonės, kurie nori gyventi kitaip, bet jiems atrodo, kad nėra įmanoma. Tai aš galiu patvirtinti ir pasakyti, kad tai yra tikrai įmanoma ir aš pasidalinsiu, kaip man pavyko tai daryti. Ir nesakau, kad jūs dabar turite daryti taip pat, jūs tiesiog turite atrasti, kas jums suveiks gyvenime. Tai aš čia gal esu labiau, kad įkvėpti, imti ir ieškoti. Tai iki pasimatymo kitą kartą, tikiuosi laikas neprailgo ir iki. Su šituo video apsipylė. Tai žinau, ką pasakyti. Blemba, dar į batą kažkas įkrito. Kažkas čia skraido. Voratinklis. Iš kur voratinklis atsirado čia? Padusau. Blemba, kaip čia sunku laikyti. Tai ką aš norėjau pasakyti, jau viršiniai 4 minutės atliekų nepasakiau. Gerai, ne. Kad, vėl ne taip. Uodas puola. Pamiršau, apie ką kalbėjau. O Jėzau, kiek čia daug šiandien ryte visokių vabalų. Visiškai, blemba, nežinau, ką papasakoti. Nu, ne taip kažkaip.